gerai, kad šypsosės dar būdu, aš galvoju, kad bus liūdnesni veidai. Šiandieną aš jums paruošiau 2 mitybos programas, tiek Kristinai, tiek Gediminui. Šios programos yra 2 pakopų kiekviena. Tai pirmas 5 dienas Kristina vartos po 800-900 kalorijų ir jūs taip pat. Po 5 dienų turėsite šiek tiek daugiau kalorijų ir aišku, proporcingai didėjančioms kalorijoms didės ir jūsų fizinis aktyvumas. Kaip šiaip savijauta? Man buvo pirmas 3 dienos labai sunkios, kol organizmas priprato, o toliau tai įsivažiavau į tą ritmą ir nebuvo tikrai sunku. Galbūt savaitgalį dar buvo šeštadienį, kokį sekmadienį, vakarai labai sunkus. Bet kažkaip tai vis nuvijo tas mintis, ką nors susiemu, kokią nors veiklą ir viskas tvarkoj. Taip. O Gediminai, kaip jums? Šiaip nebuvo nei viena diena sunkiai iš tikro, gal buvo sunkiau psichologiškai, ta prasme. Pirmą dieną atsimenu, atsikeliu ryte ir galvoju, o tu velnas, reikės jau pradėti gerti ir galvoju, va čia tai bus, žinai. Tai taip gėriau, bet šiaip jokių visiškai problemų. Nei vakare, nei... Alkio jausmas? Ne, visiškai. Kažkaip viskas labai normaliai. Tikėjausi blogiau, bet gavosi dar tik geriau, manau. Iš tiesų labai svarbus yra tas psichologinis faktorius, ką jūs ir pasakėt, labai paprastai, kad labai dažnai žmogus, tarkim, pradėjęs laikytis dietos kažkokios, tarkim, žemo kaloringumo šiuo atveju, tos intervencijos, jisai psichologiškai galvoja, štai, aš pradedu, aš nevalgysiu maisto, man taip sunku ir įsivaizduoja iš karto, kad visos picos kebabai jo gyvenime nukeliauja kažkur toliai ir jų daugiau nebus. Ir tada, kai mes pradedam, pavyzdžiui, tą 1, 2, 3 dienas maitintis šiek tiek sveikiau, arba šiuo atveju tą nuolat pakaitinį maistą, mes paprasčiausiai suprantame, kad mūsų mintis pradžioje buvo klaidingos šiek tiek ir pajuntame tą objektyvų, reiškia, poveikį to maisto. Tai štai, Kristina, iš tikrųjų jūsų meniu yra pakankamai paprastas. Tai yra integruoti kokteiliai bei kreminė vištienos sriuba. Galėsite pasirinkti prieskonius pagal save, tai yra labai svarbu, labai dažnai žmonės sako, na, maistas yra prieskas, ten tarkim, ir man nepatinka. Tai aš sakau, visą laiką jūs naudokite prieskonius kaip prieskonius. Pavyzdžiui, ten raudonieji pienas, ten paprikos arba sutrintos ir ten, tarkim, pipirai, tai nieko tikrai nėra baisaus. Tai tiesiog galėsite gamintis pagal save. Svarbu iš tikrųjų dabar per tas kelias dienas, kai jūs tik pradėsite maitintis pagal mano planą, svertis maistą. Ir tarkim, labai dažnai žmonėms atrodo, kad svertis maistą yra labai sudėtinga, čia yra didelis darbas. Bet kaip aš sakau, jeigu mes vieną kartą pasisversim 30 gramų nuo kardžio riešutų, stiklinėje mes jau žinosime paskui, kiek tai yra maždaug, kad pusė stiklinės ten, tarkim, kažkokių grūdų yra 50 gramų ir panašiai. Tai tas tikrai taps įpročiu ir tai jūsų gyvenimo neapsunkins. Tai dabar ateina laikas, kada jūs pradėsite maitintis pagal mano mitybos planus. Ir šiuo atveju tikrai svarbu, kad jūs vienas kitą palaikytumėt. Jeigu atsiranda klausimų, kreiptumėtės į mane. Aišku, aš juos atsakysiu kiek įmanoma greičiau ir aš tikiuosi, kad mes susitikę dar kartą turėsime dar daugiau priežasčių šypsotis ir geresnį rezultatą.